išėjom šiai kelią ir supratom, kad planas truputėlį pasikeitė. Turėjom planą pradėti kelionę, va šitas pirmas dienas turėti tokias lengvas po mažiau kilometrų. Čia, ne? Ir tada paaiškėjo, kad realiai tai tų kilometrų yra, beveik 10 daugiau, negu kad tas buvo toks optimistinis planas. Tai kokį mes savo galim turėti patarimą šiandien, kad būtų lengviau, fainiau, sklandžiau įveikti netikėtumą tokį. Turėsite kokį patarimą mums? Tai jau kadangi vienas būtų pradėti anksčiau išsiruošti, bet kadangi jau to nepadarėm, tai mano patarimas tai tiesiog koncentruotai, spartesniu žingsniu eiti tą valandą ir tada daryti pertraukėlę kokį 10 minučių ir maks kokybiškai pailsint kojas ir pailsėti per tas minutės ir nestot kažkokioj kaviniai valgyti, o pasiimti tiesiog išsinešimui maistą ir darant pertraukėlės, ilsinant kojas, tada pavalgyti. Ups! Tai kažkaip taip buvo. Reikia tų. Aš tai visą laiką kažkaip, nesvarbu koks atstumas, man jisai lengviau einasi, kai dėmesys yra ne tiek, kiek reikės dar nueiti, o, kad einu dabar. Einu. Tai va, tai tas patarimas ir būtų toksai, kad nesukti galvos apie kilometrus, o tiesiog eiti geriausiai, sparčiausiai, lengviausiai kaip išeina ir tiesiog dėmesį laikyti kiekvienam žingsnyje. Man atrodo, tokį psichologinį momentą nuima, kad labai toli reiks. Taip. On kamino. Prieš tau leidžiantis į kelią per mūsų su Aiste pasidalinimus, kasdienės refleksijas, noriu pasakyti tau labas. Olia. Ir noriu pakviesti tave bendrauti, užduoti klausimus, pakomentuoti, galbūt turi kažkuo pasidalinti. Tokiu būdu galėsiu labiau išskleisti kelionės patirtį ir galbūt pasidalinti net ir tuo, kas liko nepasakyta, atrodė savaime suprantama arba tiesiog pasimiršo. Kitas dalykas, kurio noriu paprašyti tavęs šitam algoritmų pasaulyje, tai paspausti čia tokį vertingą like, subscribe mygtuką, užprenumeruoti kanalą, nes tokiu būdu tu labai padedi kanalui augti ir tuo pačiu kitiems žmonėms pasiekti šitą turinį, kuris jiems galimai būtų vertingas, naudingas, einant į savo keliones. Beje, ne tik kamino kelionės, bet ir gyvenimo kelionės, nes tai, kuo dalinamės refleksijose, tai yra ne tik apie kelią, tai yra dar labiau turbūt apie gyvenimą. Tai kviečiu tave paspausti šitus fainus mygtukus apačioj ir keliaujam kartu. Tai pradėjom savo kelią. Antra kamino diena mus apdovanojo netikėtumais. Tai šitas video pasidalinimas yra dar vienas netikėtumas, nes pasirodo, neįsijungia mikrofonas. Ir tiesą sakant, netikrinau niekada pasidalinimų įrašų, kad jie ir liktų tokie autentiški. Ir pasirodo, šitaip nutiko. Tai aš pabandysiu tiesiog atkurti tai, ko mes dalinomės ir trumpai papasakoti fone. Tai pirmas aptartas klausimas buvo, ar visgi mums pavyko pasinaudoti ryte savo duotais patarimais, kaip nueiti daugiau kilometrų, negu mes tikėjomės, nes visgi pagrindinis tikslas mūsų eiti ir mėgautis, o tam, kad nueiti daugiau kilometrų, tai reikia persidėlioti visą dienos planą ir netgi požiūrį į ėjimą. Iš mano pusės aš dalinausi, kad tikrai labai padėjo ėjimas, koncentruojant dėmesį į čia ir dabar. Į tai, kur aš esu, į tą vieną žingsnį ir dar
ką aš atradau papildomai, kas labai padeda eiti, tai yra džiugesys. Kažkoks toks smagumas, kaip aš pavadinau. Ir tam irgi labai padėjo tiesiog šokti, dainuoti, mėgautis vaizdu tą akimirką, nesikoncentruojant į tai, kad planas nepavyko, kad reikia čia daug kilometrų nueiti. Tai tas koncentravimasis į šitą akimirką, kuri dažnai yra šiaip maloni iš tiesų. Ir dar padedant savo pakelti energiją, vat net tais momentais, kai pritrūkdavo energijos, jeigu pradėdavau šokti, klausyti muzikos, dainuoti, iš karto kažkaip pagerėja nuotaika ir tos energijos atrodo atsiranda daugiau ir lengviau yra kur kas eiti, kūnas atgyja. Tai mano toks net papildomas buvo atradimas ir pastebėjimas, kaip eiti lengviau. O Aistė dalinosi savo išgyvenimais apie nutikusi poreikį keisti planą ir kad visgi yra prioritetas tikslą pasiekti mėgaujantis kelionę, o ne tiesiog užsispyrusi įgyvendinant planą. Ir tuomet tas lankstumas, atvirumas pakeliui, pokyčiui, jisai padeda atverti erdvę naujiems suvokimams. Tai visgi labai svarbu yra savo atsakyti, kas yra svarbiausia siekiant kažkokio tikslo. Nes laikytis suplanuoto iš anksto plano kartais gali būti labai sunku, net neįmanoma ir sukelti kančią. O šiuo atveju mūsų pagrindinis tikslas buvo mėgautis kelionę iki kažkokios vietos, kada kelionė baigėsi. Tai mes tiesiog privalėjom paleisti visą planą, visą tai, kas buvo suplanuota ir perdėlioti viską iš naujo, net pakeisti šiek tiek maršrutą tam, kad patirti tai, ko mes iš tiesų labiausiai norėjom. Dar ką pastebėjom, tai kad labai skiriasi nuovargis. Čia atsisėdus nuovargis tiesiog išgaruoja, tuo tarpu kaip mieste pavargsti, atsisėdus atrodo jis užplūsta dar didesnė jėga. Tai visi netikėtumai, žodžiu, yra įveikiami ir pasinaudoti tais patarimais savo, net tuos, kurios mes patys labai gerai žinom, savo galim patarti, tai svarbu nepamiršti jais pasinaudoti. Geras planas padeda mėgautis, taip mėgavimasis padeda įveikti lengviau atstumą iki kitos dienos. Mano draugas vieną dieną ėjo vasaros gatve, kai kažkur prie 5 namo pasigirdo galvoje. Keistas balsas lyg tai būtų, kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nervaistu. Aš žinau, kad internete būna puslapiai slapti, ten kur leidžia pažiūrėti, ką sapnuojate visi. Šis gyvenimas nevertas, kad pamirštum ir bandyt. Jeigu buvo pirmas kartas, paskutinis irgi bus. Ufonautai nusileido mano kiemo pakrašty. Jie visi tokie be veido ir be nuotaikos visi. Bet jų tarpe buvo vienas toks intelektualus. Ir tas vienas man pasakė, ko bijosi, tas ir bus.